Sveikos mergaitės. Šiandien dėlionė, jo mintis apie jūs šiuo metu. Tiesiog noriu priminti, kad galbūt ne visoms rezonuos šito dėlionė, nes daug žmonių žiūri, tai vis tik tai yra bendra dėlionė. Bet pagalvokite apie savo vyruką, susikaupkite ir pasiųsta jūsų energija nuskris toli į visatą, o iš ten sugrįš aidas. Keturi variantai, kaip visada. Pirmasis. Antrasis. Trečiasis. Ir ketvirtasis. Išsirinkite savo variantą, pagalvokite apie savo vyruką, kurio mintis norite pamatyti ir sužinoti. Ir pradedame nuo pirmojo. 6 kardai, kvailys, fortūnos ratas, 2 kardai ir imperatorius. Na, žmogaus mintis atlėkti pas jūs, atplaukti, atskristi su vėjeliu. Matot? Ir greičiausiai jis tiki, kad tas vėjas palankus, kad burės atneš pas jūs jį. Jis nori naujos pradžios, mergaitės. Jo netenkina ta situacija, kuri yra dabar. Galbūt iš kortų matom, kad yra kažkoks štilius tarp jūsų, kažkoks galbūt santykių atitolimas, galbūt atšalimas kažkoks. O gal ir tiesiog, jeigu, tarkim, buvo pažintis, tai žmogus nori būti arčiau jūsų ir jis mato, kad galima pakeisti kažką. Jeigu čia, kaip sakiau, buvo nutrūkusi kažkoks bendravimo periodas, tarkim, jo nebetenkina šitą būseną ir jisai nori pakeisti. Pasižiūrėkit. Jis nori atlėkti, atskristi pas jūs ir viską iš pagrindų pakeisti. Pakeisti tą būseną, kuri jo šiuo metu netenkina. Pakeisti tą ilgesį, kuris galbūt jį kankina. Ir žinot, jis labai tikisi, kad, tiesiog situacija jam bus palanki ir, kaip sakiau, tas vėjas bus palankus ir jam pasiseks ir jis gaus tai, ko jis nori. Jisai tiesiog tiki likimu, tiki sėkme ir tiki savimi, kas yra svarbiausia. Būkite kantrios, mergaitės. Jisai dar, žinot, jo mintise gali būti, kad jūs nebūsit kantri, kad jūs neišlauksit ar nesulauksit jo. Bet jis ištvermingas. Jisai, kaip sakiau, tiki savo sėkme, tiki tuo gerų ženklų, kaip palankių vėjelių. Ir žinot, kaip tas imperatorius labai tikisi atvykęs, atlėkęs viską pakeisti ir užkariauti, tiesiog jūs užkariauti naujus plotus, naujas žemes ir įgyvendinti savo sumanymus ir pasiekti santykiuose stabilumą. Aišku, tas stabilumas ne taip paprastai pasiekiamas, jisai galbūt jam prireiks ir valios, ir proto, ir kaip sakyti, savo autoritetą panaudoti. Tai
net užsisvajojau, nes matot, kažkoks yra trukdis, kažkas trukdo ir jisai dar šiek tiek turi kažkokį klausimą, kuris kirba jo galvoje. Tas klausimas gali būti kažkas iš praeities tokio, neišspręsto, galbūt kažkokia arba situacija aplamai, kažkas turi išsispręsti. Ir jisai sukaups tikrai drąsą, sukaups valią savo, sukaups, kaip sakiau, protą ir netgi savo tokį autoritetingumą, kad įgyvendintų savo sumanymus, kad padarytų tai, ko jis nori. Ir žinot, jo mintis, aišku, kiekvienas vyras, pasakyčiau, yra šiek tiek, netgi ne šiek tiek, bet daro pirmiausia dėl savęs. Vadinasi, jūs jam rūpite. Ir yra toksai dalykas, jeigu jis nenorėtų, jeigu jam jūsų nereikėtų, nei jo minčių apie jūs būtų, nei kažkokių veiksmų būtų, ir aplamai būtų viskas visai vienodai. O čia, matosi, yra planavimas, yra plano sudarimas jau mintise pas žmogų ir jisai tikrai tą planą įgyvendins ir pasieks, kaip sakyt, žinot, subrandins, bet jo mintise pirmiausia judėjimas. Tai judėjimas yra link jūsų, kur jūs bebūtumėt, kokiam pasaulio krašte jūs bebūtumėt. Jisai turi, kaip sakyt, labai rimtus sumanymus, rimtus ketinimus ir tai netgi, kaip sakyt, gyvenimo pagrindų kažkoks tai siekimas. Ir galbūt netgi, žinot, tai matymas toli į priekį. Nes jis veiks. Jeigu čia buvo pauzė, ar čia buvo nutrukimas, o gal, žinot, tik susipažinot ir dar nebuvo nei veikti, nei neveikti to, kaip sakyt, periodo, ar ne? Tai jisai su visais geriausiais ketinimais, jisai turės didelių planų į jūs. Nes žiūrėkit, imperatorius, tai kasgi yra imperatorius? Imperatorius tai yra tas, kuris pirmas dalykas užkariauja, ar ne, ir valdo daug karalysčių. Imperiją valdo. Tai jisai, kaip žinot, kur jisai bebūtų toli nuo jūsų, ar netoli, ar tiesiog kaiminystėje gyvenantis žmogus, bet jam labai svarbu tas pagrindas po kojom, tas, žinot, išliekamosios vertės sukūrimas. Tai yra santykiai, stabilus santykiai, tai yra namai, tai yra šeima, tai yra galbūt šeimos turtas netgi labai svarbu. Ir žinot, iš tiesų svarbu vyrams yra labai tas šeimos turtas, nes pavyzdžiui, jeigu jisai stato namą, tai jis nenori, kad tas namas nueitų perniek vėjais kažkur kažkam, ar jisai, pavyzdžiui, vienišas. Vienišam vyrui labai mažai reikia kažko ir aš, kaip sakyt, čia matau, tai jisai netgi šitas žmogus, jeigu dar nėra turtingas, tai jisai bus turtingas, nes jisai toksai, jam labai svarbu ta išliekamoji vertė. Ir santykiai stabili tokia tikra pavyzdinė šeima jam labai svarbu. Ir jam dar beliko išspręsti kažkokį klausimą, kuris yra tarp jūsų galbūt, kuris galbūt yra turtinis klausimas, galbūt kažkoks aplamai jam kirbantis dalykas, kurį jis turi pakeisti. Ir jis jisai tą spręs. Ir jis tiki, kad jam dabar būtent jau atėjo tas metas, kai reikia pradėti veikti. Ir neilgai trukus, mergaitės, čia jūs pamatysite tuos žingsnius žmogaus, tą žmogaus veikimą. Ir tai bus, kaip sakyt,
kirtimas iš pagrindų. Jau kai pradės veikti, tai šitas vyras tikrai neatsitrauks, nes jisai bus viską apmastęs, jisai bus sukūręs planą, jisai įveiks kažkokius iškilusius iššūkius, jeigu tokie yra, arba iš praeities, pavyzdžiui, kažkas tai tokio neišspręsto, tai jisai tikrai išspręs. Tai va, tai tokios mintis šito vyruko. Toks pirmasis variantas. Taip, antrasis variantas, jo mintis apie jūs šiuo metu. Bokštas, taurių pažas, 10 lazdų, taurių karalius ir 10 pentaklių. Aha. Žinot, iš karto ateina toks dalykas. Kažkas čia tarp jūsų buvo įvykę, kažkas tokio, kas labai galėjo liesti netgi šeimos narius, netgi trečius asmenis galėjo liesti. Per kažką, kažkur kažkas galbūt buvo pasakyta, arba į barnius buvo įtraukti kiti žmonės, arba įskaudinti galbūt buvo šeimos nariai kažkokie, ar kažkaip tai. Galbūt čia ir jūs, mergaitės, buvote įskaudinta. Na, žodžiu, buvo kažkoks bokšto griuvimas, bokšto griuvimas galėjo įvykti ir žinot, galėjo būti pasakyti žodžiai, kurių nebesusigrąžinsi tiesiog atgal ir tiesiog sunku ištaisyti klaidas ir kažkoks įvykis, vat, kaip sakiau, atnešė didelius pokyčius tarp jūsų. Ir tas įvykis buvo nelabai geras, tiesiog gal netgi skaudinantis, griaunantis, vos nežinot, supurtantis žemę po kojomis. Ir aš matau, kad jisai, žinot, jisai labai tikisi, kad visos užtvaros bus nugriautos. Nes aš, kaip sakiau, labai sudėtinga yra, nes čia matau tokį, galbūt ne visiems tas rezonuos, bet aš kažkodėl aiškiai matau, kad čia buvo įtrauktas jaunas žmogus, galbūt tai, pavyzdžiui, gali būti vaikas, gali būti sūnus, jūsų, pavyzdžiui, mergaitės, ar ne, kiek jums metų bebūtų. Ar kažkas vat, iš šeimos narių, ar iš aplinkos jūsų, kažkas buvo įtrauktas į jūsų santykių peripetijas. Ir tas griuvimas įvyko netgi, kaip sakyt, skaudinant kitus žmonės, kitą žmogų dar, jums brangų žmogų. Ir labai jisai, ir tas jūsų vyrukas jaučia tą kažkokį griuvimą, kažkokį pasikeitimą, kažkoks, žinot, didelių pokyčių metą ir labai svarbu išeiti iš tos situacijos. Ir jisai, ką jisai galvoja? Jisai galvoja, kad metas pakeisti tą situaciją, kurią galbūt jis pats ir sukūrė. Nes aš čia matau, kad, vat, pavyzdžiui, dėl jo kaltės įvyko šita situacija. Jisai užkrovė didžiulę naštą galbūt jums, galbūt pasikeitimai įvyko, galbūt netgi, žinot, čia galėjo būti kažkoks aplamai, žinot, negeras pasakytas žodis, kažkoks beprasmis, arba kažkoks melas, arba išsiaiškinimas, jūs galėjot kažką sužinoti, kažkokį melą išaiškinti galėjote. Ir žinot, jisai galėjo čia būti kažkoks spontaniškas poelgis, kuris, tai buvo paskutinis lašas, kuris pavirto, kaip sakyti, žodis pavirto kūnu. Tarkim, žinot,
Na ir viskas, ir užtenka, ir baigiam čia, ir viskas. Ir tarkim, netgi galėjo būti, kad kai kas išsikraustėte, pakeitėte gyvenamą vietą, tarkim, išsinomavot, arba suskilo jūsų kažkoks kaip poros vientisumas. Ir į tą jūsų aiškinimąsi galėjo būti įtrauktas, kaip sakiau, dar vienas jaunas žmogus. Ir tai tiesiog jums buvo užkrauta labai tokia slegianti našta, emocinis krūvis, daug streso, daug ašarų, toks nemalonus pojūtis, sunkumo jausmas. Ir jis tą supranta, kad tai viskas dėl jo kaltės, kad jisai kaltas dėl šitokios situacijos ir žinot, tą sunkų metą jisai norėtų pakeisti. Nes žinot, ką jis galvoja? Jis pirmiausia galvoja, kad jis nori naujų gražių namų, naujos arba iš naujo tos pačios šeimos perkūrimo, kur bus viskas gražu, nauja, švaru, turtinga, tuo pačiu ir energetiškai švaru. Bet žinot, mergaitės, jisai nori to per savo matymo prizmę. Jisai nori, jisai jaučiasi, kad jisai neteko kažko ir jisai nori tą atkurti. Ne dėl jūsų, ne dėl kažko tai. Ir man, žinot, ar nebus tas jūsų vyras įskaudinęs kažko iš jūsų artimųjų ir jam kirba, kaip tas žmogus ar atleis, ar neatleis, ar galės su tuo gyventi ir kaip bus ta šeima, kaip viskas ateityje susiklostys. Jam labai neramu šitam vyrui. Kažką jisai yra, žodžiu, pridirbęs. Ir jis tą supranta. Bet žinot dar, kas va čia keista. Tas jūsų žmogus, apie kurį čia klausėte, jisai viską nori padaryti per save pirmiausia. Tai toks eina egoizmas, kad jis nori, kad jam būtų gerai, jis nori tos tikros šeimos. Ne kad jūs norit, ne kad jūsų artimieji gerai jaustųsi, o kad jisai nori, kad jisai būtų išteisintas, kaip sakyt, nuo jo nuimta ta našta, nes jį patį labai slegia ta situacija susidariusi. Ir jam pačiam labai sunku išeiti iš tos situacijos, bet jo svajonės ir jo mintis apie jūs tai turėti tuos gausos kupinus namus, tokius, žinot, tikrą šeimą turėti. Jis bijo vienatvės, jis nenori vienatvės, jis nori to tikro šeimininio lizdo. Gal netgi, žinot, tam tikrų kažkokių šeimininių rūpesčių, tos kasdienės rutinos jis nori. Ir jisai mato, kaip jūs, pavyzdžiui, ten namuose tvarkotės, kaip gaminate maistą, kaip dėliojate spintoje skalbinius, ar ne. Tai va, tai žodžiu, jūsų vyrukas priskaldęs malkų tikrai nemažai ir jaučia kaltę ir jo mintis, kaip išlipti iš tos situacijos ir kaip tą naštą numesti, pirmiausia nusimesti nuo savo pečių, o tada jau jisai galvos, kaip čia išlipti iš vandens sausam, kad nebepyktų ir jūsų aplinka ant jo, ir jūs nebepyktumėt. Ir būtų ta visa bendra, graži, laiminga šeima, tas tikras šeimininis lizdas, kad būtų. Vat. Tai va, čia taip. Jis, žinot, jis krenta taurių karalium. Tai taurių karalius, pirmiausia, galiu pasakyti, kad jis myli jūs, kad yra jausmai, iš tikrųjų jausmai, bet čia kartu aš matau ir baimę, kad netekt gali jūsų. Ir žinot, jisai stengsis, kad, kaip sakyt, pasirūpinti.
Nes jisai supranta, kad nuo jo priklausys, ar bus tie namai šeimos, ar bus tas idiliškas šeimyninis lizdas, ar nebus. Jis tą puikiai supranta. Taip, tai toks antrasis variantas. Trečiasis. Jo mintis apie jūs šiuo metu. 3 taurės. Lazdų karalius, aukščiausioji žinė, pentaklių tūzas ir pasaulis. Labai gražios kortos krenta 2 vyresnieji arkanai. Ir žinot, mintis tokios tikrai, sakyčiau, apie jūs labai reikšmingos. Žinot, pasiilgo. Jis jūsų pasiilgo. Ir tiesiog, kai jo mintis lankosi apie jūs, jį apima džiaugsmas. Jis džiaugiasi. Ir žinot, jis gal netgi norėtų kažkokias linksmybės suorganizuoti. Galbūt, žinot, tiesiog su jumis pasėdėti, pasišnekučiuoti, išgerti taurę vyno, pasidalinti savo gyvenimo džiaugsmais. Ir dar žinot, ką aš matau? Šitas vyras, jisai niekada nebus be moterų dėmesio, jisai visada bus apgaubtas moterų dėmesio ir netgi aš čia matau, kad jis tarp kažko lygina jūs. Ir tas lyginimas, jisai, žinot, eina į tokią jūsų naudą. Kiek jis ten gyvenime turi su kuo lyginti jūs, bet jis turi su kuo lyginti. Pavyzdžiui, ir viena, ir antra, ir trečia pas jį gali būti, nes jis lazdų karalius, jisai toks aistringas, toksai, žinot, vyras, tikras vyras toks, žinot, vyriškas, spinduliuojantis vyriškumu. Ir su tokiu žmogum, jeigu jisai, tarkim, nusprendžia, kad santykiai, viskas su jais gerai, tai jisai su juo galima ta, kaip sakyt, laiminga santuoka ir jisai bus garbingas ir sąžiningas toj santuokoj. Bet iki tos santuokos, jisai turi pereiti per tą, žinot, skalę visų palyginimų. Ir jau tada ta, kuri nugalės, kuri laimės, tai jau su ta ir bus jisai iki... Jai, žodžiu, bus atsidavęs. O čia mes klausėme iš jūsų pozicijos, mergaitės, tai vadinasi, jis apie jūs taip ir galvoja. Jisai labai daug nežino apie jūs. Jisai, žinot, jūs jam paslaptinga ir jisai labai daug turi klausimų jums. Jūs jį, kaip sakyt, labai žavite savo asmenybę, nes jis jūsų neperkanda. Ir žinot, kai vyrams yra ta paslaptis moteryje, jos labai vilioja, jos labai traukia įminti tą mįslę, įminti tą paslaptį ir sužinoti. Nes jūsų įvaizdis jo galvoj išliko kaip tokios gal netgi, žinot, pentaklių tūzas, jisai norėtų su jumis tos naujos pradžios, bet pirmiausia, tai jūsų įvaizdis toksai, žinot, pasitikinčios savimi, ambicingos moters ir paslaptingos, turinčios savitą gyvenimą, turinčios savo užsiėmimą, savo sėkmę, savo fortūną turinčios. Ir žinot, tokios finansiškai sėkmingos moters paveikslas jo galvoje. Tai va. Ir žiūrėkite, jeigu, pavyzdžiui, čia buvo
tarp jūsų santykiai ar nutrūkę, ar kažkas, jis turi sumanimų jūsų pusė ir jisai norėtų su jumis tos naujos, kaip sakyt, tiesiog ne naujos pradžios, bet kažkokių sumanimų, jisai kažkokios mintys jo galvoje, kažkoks yra kirbėjimas, kuriam norėtųsi būti su jumis. Jis su jumis mato perspektyvas. Ir žinot, netgi jis mato ir čia man kažkodėl, kad nutrūkę santykiai buvo, nežinau kodėl, bet čia matosi tas toksai atnaujinimas santykių. Jis norėtų atnaujinti tuos santykius. Jis norėtų išsiaiškinti tai, kas buvo neaišku, iki smulkmenų. Kodėl? Kas? Kaip tai įvyko? Ir tarsi, žinot, tą ratą pradėti sukti, tą pasaulio ratą sukti, pradėti iš naujo. Užbaigus vieną, išsiaiškinti vieną ir tada jau randama, kaip sakyti, išeitis ir matomas tikslas ir važiuoti toliau. Tiesiog tą išsiaiškinimą. Ir žinot, tas toks, jis norėtų su jumis atnaujinti santykius, nes tiesiog jūs traukianti, paslaptinga ir kaip sakiau, labai labai traukianti jį, nes jūs tokia turinti savo gyvenimą, turinti galbūt, ir žinot, dar kas gali būti, jisai kažkur galėjo apie jūs kažką nugirsti, galbūt per savo pažįstamus, galbūt per draugus, kažkur kažką nugirdo apie jūs, gero nugirdo, kas davė tokį atsiliepimą apie jūs, tokį, kaip žinot, tokios prabangios damos, kuri aprūpinta, kuri karjerą padariusi, kuri gražiai atrodo, kuri užtikrinta savimi. Ir jam labai kirba, jam labai rūpite, jo mintise jūs, žinot, ridenatės, bet kas yra įdomu, kad tarp jo, žodžiu, jo aplinkoj ir jisai šiuo metu gali būti ne vienas. Ir greičiausiai jisai ne vienas. Jisai su moterimi yra šiuo metu. Bet jam jūs labai kirbat ir jisai netgi būtų pasiruošęs pasirinkti jūs, jeigu jūs, žodžiu, vėl sutiktumėt su juo pradėti atnaujinti ir išsiaiškinti viską. Taip, toks trečiasis variantas, įdomios mintys. Na ir ketvirtasis variantas, jo mintys apie jūs šiuo metu. Kardų karalius, kardų karalienė, saulė, 9 kardai ir 3 kardai. Oho! Oho, čia tai geras, čia tai bent. Kas ten pas jūs per kardų šokis? Jūs krentat pora. Matot, kaip gražiai. Ir žinot, kaip ten dabar pamiršau, yra tas pasakymas, kažkokia patarlė yra, neatsiminsiu dabar taip greitai. Ten kažkaip, tai žinot, kaip šuo su kate, kažkas tai tokio, bet vienas be kito negali, ten šokiai su kardais ir panašiai. Tai pas jūs tokia situacija, abu labai su charakteriais, labai tokie atitinkantys vienas kitą. Netgi, žinot, toks net įelektrintas oras tarp jūsų yra kažkokia įtempta konkurencija, kuris kurį. Kažkokia situacija tarp jūsų šiuo metu yra, kad ar tai ginčas kažkoks, ar tai kažkokios teisybės mėginimas įrodyti, tokia, žinot, vibracija, vibruoja, nuolatos tokia įtampa. Ar teko kada nors
prie aukštos įtampos stulpo girdėti, kaip elektra taip vibruoja. Tai čia jūsų santykiai šiuo metu. Ir jo mintis apie jūs, kaip tas, žinot, aukštos įtampos laidais einanti elektros srovė, toksai, žinot, yra, nu, vat, toks, vat, vibravimas. Ir žinot, kai krenta, vat, tokia pora, tai labai įdomi situacija, kažkas ten tarp jūsų kažkokia, tikrai vyksta kažkokia įtampa, kažkas tokio. Ar jūs dėl kažko lenktyniaujat, ar kažko konkuruojant vienas su kitu, ar įrodinėjat kažką vienas kitam. Kažkokia yra tokia situacija, kur yra, vat, na, kardų kortos. Pažiūrėkit, iš 5 kortų krenta kardų 4 kortos. Tai rodo tikrai tokią labai aštrią situaciją. Bet kas įdomiausia, viduryje krenta Saulės korta, vyresnysis arkanas Saulė. Ir žinot, Saulė tai yra, netgi sakyčiau, šiuo atveju toksai keičia jo mintis. Ta situacija tarp jūsų keičia jo mintis, keičia jo asmenybę. Ir kažkas labai stipriai keičiasi jūsų situacijoje. Kaip ir turėtų būti graži situacija, bet žinot, galimas dalykas, kad jūs šiek tiek lenkiate jį, šiek tiek jis mato jūsų pranašumą. Ir tas pranašumas jam labai baisu, kad gali išsivystyti į jūsų visišką pergalę ir į jo pralaimėjimą. Kas čia vyksta, mergaitės? Gal kažkoks skyrybų procesas, ar kas? Ar čia kažkokius alimentus gal dalinatės, o gal sprendžiasi jūsų poros likimas? Kažkas va tokio įdomaus. O gal kažkoks... Žinot, kažkoks lenktyniavimas, kurio teisybė bus. Ir čia vat toks, kad jam ateina į jo mintis, kad jis tuoj pralaimės, kad jis tuoj gaus per savo tą kaklą tuo didžiuliu kardu. Ir žinot, jam toks nerimas jo mintise, mes žiūrim jo mintis apie jūs šiuo metu. Jam baisu, jis nerimauja, jis jaučia nusivylimą. Jis jaučia pralaimėjimo skonį. Ir jūsų pergalę. Ir jisai siunta, žinot, vat 9 kardai ir 3 kardai, jis jaučia tokį įtūžį, jam labai pikta, jisai siunta dėl tos situacijos, kad jis negali nieko padaryti ir kad jūs esat laiminčioji pusė. Visų kuo už jį pranašesnė. Žiūrėkit, jūs krentat su Saulės korta. Nors jūs visiškai lygiaverčiai partneriai. Galėjote būti, arba galbūt esate, bet ar išliksite? Klausimas, nes jis be galo įtūžęs. Jam be galo dideli nervai ir pyktis. Jis jaučiasi, kad tuoj pralaimės. Arba jau jaučia tą pralaimėjimą ir dėl to, kaip sakyt, ta situacija va tokia yra. Bet jūs jo akise esat, sėkminga, tokia, žinot, lipanti karjeros laiptais aukštyn, iškovojanti teisybę savo žodžio, arba teisi esate daugiau negu įmanoma turėti tos teisybės. Ir aplamai va tokia situacija labai įdomi, nes vyras jaučia, kad jisai pralaimi jums ir jam dėl to nervai ir įsiūtis ir įtūžis šiuo metu. Tai mergaitės, aš jūs labai sveikinu, net labai džiaugiuosi už jūs. Žinot, ir jeigu jums rezonuoja šitas variantas, tai taip ir toliau laikykitės, aš už jūs.
Tai va, tai tokie šiandien 4 variantai, žodžiu, stiprybės mergaitės, ištvermės ir aišku, spinduliuokite, švieskite, pasitikėkite savimi ir svarbiausia, turėkite savo gyvenimą. Eikite pirmin iškėlusi galvą. Pirmiausia, pasirūpinkite savimi pačios. O tada jau sulauksite dėmesio ir iš aplinkos. Iki.